Sirbliavausi ir atėjo tas momentas dabar. Tai noriu pasidalinti, kokie būna tie išminčiai ir kas juos gali suprasti. Oi, tiksliau, toleruoti jų elgesį. Tik tais turbūt tie, kurie pasiruošę irgi tapti išminčiais, arba kelyje į tai, arba tokia galiu ir yra. Tai noriu pasidalinti savo kasdienę patirtimi ir apie savo šeimoje esančius, greičiausiai visus išminčius. Mes visi tokie esam. Tik arba kažkas tai įžvelgia, arba niekas to nemato. Tai turėjau kelios dienos susitikimą, šeimos sesė mano grįžo su savo draugu iš Paryžiaus. Ir turėjom tokį susibūrimą su mano šeima. Tėvai tiksliau turėjo skyrybas, bet jie labai darniai sutarė. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų mūsų šeima gebėjimu išėjus būti didesniai greičiausiai sąjungai negu likus kartu. Tai šį kartą turėjom pilną šeimos tokį susibūrimą, tėtis, mama, sesė, aš, sesės draugas ir dukterėčia. Ir mano tėtis yra tikrai toks didelis labai žmogus, mano video jau, kas žiūri, tai herojus patapęs mano tėtis, jisai yra labai didelis ir tikrai visą gyvenimą mėgstantis svaigintis alkoholiu. Ir su senatvė, aišku, aš kaip jisai sako ir aš taip sakau, kad alkoholis jam padeda gyventi ir gyventis veikai, kad ir kaip tai baisiai skamba, ir išlikti tokiu gyvybingu. Ir su amžiumi kažkaip tiek mama, tiek mes su sesė išmokome nebereaguoti. O kai nebereaguojam, smarkiai nebereaguojam, tuomet ir dingsta tas poreikis kelti tas provokacijas, kadangi provokacijos nekyla, neišeina dėl labai didelės širdies mano tėčio neišgėrus, o jisai pasirinko tokią rolę, kad nori ir kitus savo aplinkoje išgryninti žmonės ir padaryti juos tikrai išminčiais. Tai jisai pasirinko svaiginti savo sąmonę tam, kad galėtų provokuoti tokiu būdu. Ir kad ir kaip juoksitės iš manęs, bet jūs patys pagalvokit, kokios yra didelės širdies sielos, kurios renkasi eiti sąmoningai, o gal net ir nesąmoningai tą tamsą, tam, kad išgrynintų kitas, nevertinti, neteisti ir mylėti, bet kokiu atveju. Tai mano tėtis šitą rolę pasirinkęs, nes jisai tikrai yra išminčius, kuris žmogus geba visiškai nelaikyti pykčio. Kad ir ką jam besakytum, kad ir kaip pyktum, galiausiai atreaguotum reakciją kažkokią į jo, ten tarkim, grubes kritikas išgėrusio, ten tarkim kažkokias tai gal įžeidžiančias arba kalbas tuščias tokias. Jeigu tu atreaguoji ir tau kyla tu atgal, ten replikuoji kažką, jisai niekada neįsižeidžia jam. Jis niekada neįsižeidžia. Tai labai greta daug kas pasakytų psichopatą arba ten būseną kažkokią. Aš tai vadinu vis tiek išminčiumi, bet kokiu atveju, nes tai yra savotiškas, gal grubus kelias, bet tai yra kelias, kuomet kiti aplinkoje geba mylėti tave nepaisant ir jisai niekada neįsižeidžia. Tai turėjom tokią, neįsižeidžia ir toliau geba mylėti savotiškai, taip kaip jisai moka. Ir pelnyti tą pagarbą, tokią pagarbą iš tikrųjų visoje giminėje, visoje šeimoje. Tai turėjome čia tokių irgi įvykių, kad aš nusprendžiau, aš nebegaliu likti nesąžininga su savimi, tai visada irgi vyksta atsakymas, kodėl taip darai, ar ten, tarkim, reakcija mano iššūkį ir taip toliau. Ir kaip įdomu tai, kad nei vienas, nei aš negebu įsižeisti už jo. Taip, mano reakcija yra ten galbūt paeiti į šoną, ten iki galo neišgydytos ten traumos, bet čia mano. Tai ir vyko tam, kad, tai procesas, aš jaunesnė už jį. Ir paeiti į šoną, ten pabūti toj emocijom, leisti išeiti, nusivalyti tas ašaras ir vėl toliau eiti, dalyvauti tame, arba galiausiai pasakyti, kad jau man per daug, išvažiuoti anksčiau. Tiesiog paaiškinant visiems, kad aš jūs be galo myliu, gerbiu, bet man tiesiog per daug, aš
nesu dabar tokia stipri, kad atlaikyčiau, tai dar turiu pabūti savyje, šiek tiek pergalvoti, vėl sugrįžti, suprasti tas visas pamokas, kurias man davėt ir tada vėl galėsiu ateiti ar sekančiam kartui susitikti. Ir tai ir vyko, ir pergalvojus, permaščius, wow, kaip yra iš tikrųjų stipru ir kiek daug šeimų išyra, lieka tame stagnacijai energijos, kažkokioj nepaleidžia energijos, kažkokia emocija ateina, kaip žaibas, jinai perina, ten, nežinau, gali įsitaškyti, išrėkti, išbūti ten, tiesiog wow, emocija labai stipri, nes tikrai yra daugiau rūgščių negu šarmo, bet vis tiek kiaurai praeina, niekur neužsilieka, užtat ir sveiki žmonės, niekur neužsilieka, nes jinai praeina ir žmogus ir toliau geba jisai neįsižeidęs būti, neįsižeidęs, neužpykęs, ne kažkokioj savigraužai, ne kažkokioj kitų graužime, kaltinime ar ten kažkur, galbūt aišku kažkokios gėdos jausmai yra ir taip toliau, bet vis tiek tos energijos savotiškai ganėtinai vaikšto. Ir tuomet ganėtinai lengva, tai kažkas renkasi eiti būti tame žemame dažnyje, tam, kad išprovokuoti tuos, ruošti tuos, kurie galbūt galvoja, kad aš jau aukštam labai dažnį ir aš jau viskas, perpratau visą, tai yra mūsų tas dvasinis ego. Tai tuomet tokie mūsų sielos žmonės, mūsų brangų žmonės mums parodo, kad ne, dar tu turi čia, žiūrėk, tu reaguoji. Tu dar kažkur tau išbyra kažkas, ar tu dar turi atsitraukti, ar tu ten nepasiruošęs iš viso augti, tiesiog gal reikės, nežinau, kito gyvenimo, ar pusę gyvenimo, kad tu suprastum tą pamoką. Pas mus šeimoje aš labai džiaugiuosi, kad mes gebam duoti kiekvienam erdvę, pamatėm ir labai reaguoja, tėtis mato, kad tarkim, kad man yra per skaudu, per sunku, aš jau atliepiu ir sakau, tu skaudini, nedaryk, taip skauda, bet kadangi aš matau, kad skauda ir aš pasakau jam, jisai atsižvelgia, per daug česnako ryte valgiau, nes jo pusryčiai česnakas. Ir per daug rūgšties manyje yra, tai tuomet jisai sąmoningas, išminčius, sako, aš viskas nuo šiol valgysiu vien daržovės. Nes pats jaučiu, kad per daug yra ir rūgšties ir ta rūgštis jau kita žaloja, nes jis ir sako, man skaudu, jau per daug žaloji, tėveli. Ir tokie tie santykiai, aišku, tai vyksta tikrai pasąmonės lygmenyje, bet mes, kada stebim, kada norim augtis ir kada suprantam, kad kitas niekada nėra blogas, nėra iš viso tokio dalyko kaip blogas arba geras, tai yra nuostabi terpė, kada mes labai šoko kuriozinėse tokiose provokacijose situacijose, bet gebam išlikti be galo mylintis ir pagarboje vienas kitam ir atsitraukime, vėl atėjime, atsitraukime, bet augime. Ir kuo mes labiau gryninamės, tuo tos pamokos iš tikrųjų būna dar sunkesnės, dar tas charakteris toksai. Tada abipusiškai jau matau, kad šito kažkur matau, kad yra užstrigusi energija pas tėtį, nes pats sako, man skauda čia kaklą, reiškia, kažkur ten yra energija užstrigusi. Tada automatiškai iš manęs iššaukia reakcijas, kad pramušti, bet skaudžiai, kaip mūsų tokia šeimoje taktika per skausmą turbūt viską daryti, bet skaudžiai pramušti tą energiją ir kad ir toliau nestriktų, vaikščiotų, nes kartais to šoko reikia, kad išstumti bloką, kuris yra užstrigo ir mes jo nematom, energizuoti tą traumą, ieškoti, kur tą traumą, ieškoti, radus ją energizuoti, tai reiškia spaudyti tą mygtuką, nes kol mes glostysim ir apeidinėsim, tol ta trauma, tol tas blokas, tol ten ir bus. Čia lygiai taip pat kaip ir su fiziniu masažu, fizikoje, kažkur yra blokas, mes tik tais, oi skauda, oi negulsiu skauda. Tai tada turim pratintis po truputėlį tą skausmą, nes tik tais jį išminkius, įspaudžius, išmušus tą energiją, kad vėl pradėtų tekėti. Tik tais tada išmušus prastumus tą bloką, išlydžius jį, kaip mes jį išjudinsim, išstumsim, išlydysim, išspaudysim ar kažką padarysim, tai čia kiekvieno individualus pasirinkimas ir technikos jų yra labai daug. Tačiau tik tais blokus panaikinus, mes galime vėl leisti energijai niekur neužstrigti, o tai reiškia
būti tuo žaibolaidžiu, nes emocijos visos yra emocijos tiesiog, nėra nei gerų, nei blogų, yra skirtingi dažniai emocijų, bet jų neišvengiamai vis tiek yra, mes negalim užsidaryti dėžutę ir aš priemu tik tais geras emocijas, tai tada mes pusiau ir gyvenam. Bet norint iš tikrųjų gyventi čia ir būti tuo išminčiumi, mes turim tapti žaibolaidžiu, o kad žaibolaidžiu tapti turi niekur neužstrigti energija. Įeina bet kokią dažnio energiją, jinai kiaurai pereina per mus, mes nesusitapatinam, tampam indu, kanalu ir jinai lengvai pro mus kiaurai pereina. Kol jinai užstringa kažkur ir mes susitapatinam su ta emocija, nesvarbu kokio dažnio jinai įkrauta, tol mes ir tada sergam kažkur stringa blokas, tada mes patiriam tą širdgėlą, dar kažką, žiūrint kokia emocija stringa, galbūt stringa kažkur labai gera ta emocija, bet irgi savotiškai tai yra, nepraeina energija, mes susitapatinam, tada dvasinis ego auga, aš esu, wow, koksai čia jau viskas, o tiesiog labai geri dažniai užstrigo mumis ir jie neįsižemina kažkur. Tai mes turim tiek aukštiem, tiek žemiem dažniam būti. Žaibolaidis, tas, kuris nereaguoja, tiesiog suvokia, kad mes esam čia tarsi indai, kaip tie šiaudeliai, per mumis teka nuolatinė energija ir kur kokios jos reikia, mes ten tokią energiją per mus tekančią ir ištransliuojam, nes visada atsiduriam ten, kur reikia tinkamiausiu metu, kokiu tik galim ir per mus, kada pasirenkam būti tuo žaibolaidžiu, tuo indu, tuo kanalu, tuo šiaudeliu, tuo neužstrigusią energiją būtybę, tuo jau prarandam tą net kaip būtybę, tiesiog, kad per mus eitų tas energijos ir neužstrigti nei kažkokią emociją, tai tuomet mes ir būnam sveiki. Tuomet mūsų neįtakoja, nesvarbu kokia energija mumis teka, gal mes ten spjaudomės kažkokia ugnim, nes to reikia kažkur būti provokatorių tuo momentu esančioje aplinkoje ir vis tiek mes liekam visiškai sveikutėliai, nes tai ne mes. Per mumis tekanti emocija, per mumis tekanti energija, per mumis tekantis kažkoks tai dažnis, kuris reikalingas toje aplinkoje, kurioje mes esame. Tam, kad išjudinti kitur esančias užstrigusias energijas. Tai ir kuomet mes nustojam vertinti, o priemam tai visą tai, tada išsiplečia mūsų, mes visi esam vienis ir norint iš tikrųjų kažkam padėti, tai nereiškia, kad mes turim būti švelnus, nebūtinai. Mano tėtis nuoširdžiai be galo myli, gal aš ir nesupratau ilgą savo gyvenimo dalį ir laikiau nuoskaudas, kad man niekada nesakė, kad mane myli ir taip toliau, bet jisai pasirinkęs tokį vaidmenį, kur yra per veiksmą meilę, kuri parodo iš tikrųjų, kokia yra meilė ir kokia jinai gali būti skausminga, be galo skausminga, bet vardan to, kad išgryninti, išvalyti visus blokus, kurie yra manyje. Jo tokia yra meilė, kiti asmenys renkasi atsitraukti galbūt ir kitokiu būdu gryninti, leisti, kad išsigryninti, kad neskaudinti, kad dar labiau, kad nebūtų tokio nesusipratimų kažkokių. Kiti pasirenka iš tiesų atsitraukti, tai yra pati didžiausia meilė, jų tokia meilė atsitraukti galbūt iki kažkurio laiko, o gal su visam atsitraukti. Nes žmogus gal nepasiruošęs, kad vėl priartėtų tas žmogus. Tai jeigu mes kuo labiau save skaidrinam ir tampam supratime, sąmoningume, atsiverime, priėmime visokiausių emocijų, visokiausių savo ir giluminių traumų, išgydom galiausiai tas savo visas giluminės traumos, kurios buvo būtinos tam, kad mes galiausiai taptume tuo indu, kad nesusitapatintume ir galiausiai suvoktume, kad visi esame lygus, visi esame galutinė variantė vienis, bet čia esame skirtingi, individualūs, unikalūs ir lygus. Visi vienodai vertingi, visi vienodai svarbus ir visi vienodai nuostabus. Ir leistume tam potencialui maksimaliai atsiverti mumise, o tai reiškia išnaikinti visas sustrigusias energijas. Tai jeigu tu patiri be galo didžiulį skausmą, jeigu tu patiri stagnaciją kažkokią ir tave erzina aplinka, kviečiu tave pažvelgti kitokių žvilgsnių ir savo didžiausiam kenkėjui nusilenkti, pabučiuoti kojas, nes tai yra tavo išminčius,
kuris labiausiai tave myli. Ką reiškia labiausiai, bet turiu omeny, jisai labiausiai gal net aukojasi vardan to, kad tu gebėtum nušviesėti, išgryninti save, išvalyti ir tapti tuo nesusitapatinusiu kanalu, laidininku, kuris tiesiog patiria čia gyvenimą taip, kaip jisai patiria, kaip jisai nori patirti. Toksai buvo įkvėpimas ir tarp kitko, mano likusi šeima, tai mama, sesė, draugas, vėlgi savotiški yra ir kaip viskas nuostabiai susidėliojo, net mes susirinkom tam, kad būtų vienodos, lygus, balansinės, tam tikros energijos, kaip pažiūri, net chemija, tam tikrų balansų chemija. Ir jeigu kažkuris elgtųsi kažkaip kitaip, tai tuomet būtų padarytas disbalansas. Tai jeigu yra per daug šviesos kažkame, tai kažkas turi imti aukotis tą vaidmenį ir sukurti tą didesnį tamsos polį, kad būtų harmoningas balansas. O balansas reiškia, tai būtent tas diskretiškumas, toksai ta diplomatija, tokia balansas. Žinoma, kad mes visi, kai pasirenkam meilę, atjautą ir vienas kito supratimą, mes tuomet visi esam taikoje, natūraliai taikoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mano šeima yra taikoje ir per ilgą kelionę, per ilgus vinguriuotus tuos kelius, mes visi esam be galo mylintis, vienas kitą gerbintis ir tikrai, kad ir išoriniam akim vertinimas galbūt būtų vienoks, kada atsikeli ryte ir česnakas, alus pusryčiai ir bardakas aplinkui ir naktis bemiegė, nes yra kalbos. Bet kada tu supranti, kad tai yra tik tais vardan to, kad tu nustotum tai daryti, ką tu darai iki šiol, nustotum vertinti, nustotum teisti, nustotum kažkur, jeigu yra užstrigusios energijos, tada jas išstumtų, tokiu būdu išstumtų ir galiausiai pradėtum tiesiog juoktis ir dėkoti savo brangiausiam mokytojui, išminčiui, kuris renkasi tokį kelią, net nesąmoningai tam, kad tu dar labiau nuskaidrėtum. Ir kai tu tai suvoki, jam nebereikia to daryti. Kaip įdomiai, pastebėkit, ir aš visada stebiu. Tiesiog staigiai, bet aš nebenoriu kriauklį išpila ten kažką. Nebenoriu, nebereikia man to. Nes kažkas išorėje išmoko pamokas. Tai mes visi vienas kitai takojam visada. Ir išorė atspindi mūsų vidų. Tai kada mūsų vidus tampa suprantantis, atjaučiantis kitą, atjaučiantis jo troškimus, mes visi, žmogiškumas, tai yra žmogiškumas, mes visi turim norų, neišpildytų svajonių, troškimų kažkokių ir tas žmogus, ta chemija taip veikia, aš noriu, ką man daryti. Ir kada tu priemi tai, pasijuoki iš to, žmogus, aš turiu tų norų ir ką man dabar daryti ir pasijuoki iš savo tų norų, iš to žmogiškumo ir nesusitapatini su tuo. Netampi tom įkaitas, o tiesiog juokiesi tiem noram į akis ir vykdai juos arba ne, nes tu visgi žmogus. Tai tada gyvenimas tampa kur kas paprastesnis ir tokiu būdu mes galim kurti ne tik savo ateitį, bet to pačiu kurti ir praeitį. Nes kuomet mes esam šitoje akimirkoje ir pozityviu žvilgsniu žvelgiam į ateitį ir gerbiam viską, kas buvo praeityje, natūraliai keičiasi ir praeitis. Mūsų atsiminimai, jie šviesėja, jie skaidrėja, jie su meile tada grįžta visi. Ir kokius atsiminimus laikome savyje, tai tokia ta ir praeitis yra. Tad kviečiu būti budriu ir pagarbiu savo visai aplinkai, savo skriaudėjam, savo kenkėjam ir savo palaikytojam, angelam ir velniam, nes jie yra tavo augimo, skaidrumo ir tavo sugrįžimo į save, į supratimą, į atjautą nuostabi dalis. Gražios tau dienos ir džiaukis, švęsk gyvenimą
ir apkabink visada ir savo džiaugsmą, ir savo liūdesį, ir pyktį.